Labadiena dar kartą, dabar mes pasižiūrėsim, kaip galima kurti sąrašus dar kartą, šiek tiek toliau pavažiuosim. Pirmoji daly mes apžvelgiam keletą labai paprastų būdų, kaip sukurti sąrašą, tai tiesiog galėjom priskirti, pavyzdžiui, atitinkamam kintamajam objektą, kuris už tai čia iš dešinės pusės ir yra rinkinys, tik tai jeigu sąrašas čia turi būti būtinai kvadratiniai skliaustai, gali būti skaičiai, gali būti žodžiai, gali būti aplamai ir skaičiai, ir žodžiai, Pythonas šitą leidžia. Paskui mes panagrinėjom vieną būdą, kuris leidžia konvertuoti į sąrašą sekos objektą, taip pat čia pas mus raidžių 10 tai seka, nuo 0 iki 9 imtinai ir taip toliau. Na ir dar galim paduoti konvertuojančiai funkcijai list kažkokią tekstinę eilutę, tada jį išdėliuoja visas raides atskirai ir jeigu yra tarpai, tai čia matot ir tarpą atskirai, ir kablelį. Na ir čia jau 10 pavyzdys, bandom pasižiūrėti, kaip galima dar kitais būdais sukurti sąrašą. Čia SAR7, šitas kintamasis bus dar vienas sąrašas, iš ko jis bus sudarytas. Jis bus sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9 kvadrato. Ir tai matosi iš šitokio užrašo. Va toks užrašas, kurį už tai čia matos, vadinasi sąrašo komponavimas. Pradedam vėlgi nuo kvadratinio skliausto, baigiam irgi kvadratinio skliausto, o čia toliau rašom tam tikrą reiškinį, paskui rašom for ciklą, be jokio dvitaškio, be nieko, for x in range 10. X kintamasis pas mus keisis nuo 0 iki 9 imtinai, o čia pats sąrašas pildysis x pakelt antroji, tai yra kvadratais. Ir iš esmės SAR7 pas mus tada gausis 0, 1, 4, 9 ir taip toliau 81. Septintoje eilutėje dar vienas komponavimo pavyzdys. Mes čia įmam atskiras raides, šiuo atveju ne raides, o skaitmenis iš šito tekstinės eilutės ir su funkcija int konvertuojam kiekvieną šitą skaitmenį ir viskas tas lieka pas mus sąraše. Taip pat čia gausim už tai rezultatą 1, 3, 5 ir taip toliau, čia paskutinis penketukas. Toliau čia jos atspaudinam. Na ir paskutinis pavyzdys, kaip galima sukomponuoti sąrašą, labai panašus į prieš tai buvusi 7 eilutė. Čia apart for ciklo mes dar apart to, kad parašyti tiesiog int.sk, mes rašom štai čia šitoj vietoj reiškinį, kuris tikrina, ar gautas skaitmuo didesnis už 5. Reikšmė šito reiškinio yra true arba false ir mes čia apačioje, kai atspausdinom šitą sąrašą, matom, kad kažkur yra false, kažkur tai yra true. Nu, kokie skaitmenės yra didesni už 5, tai čia aišku šitas 6, 8, paskui čia dar kartą 6, 8, čia prieš paskutinį 6, o čia matosi true. Čia yra 3 tokie būdai, čia netgi jeigu įsižiūrėjus, tai vienas būdas sugeneruoti sąrašą, sukomponuoti. Ir jie aplamai apsimoka žinoti ir naudoti praktikoje. Taip, nes per vieną eilutę mes praktiškai užpildom tvarkingai sąrašą. Taip. Dar vienas būdas užpildyti sąrašą, tai tiesiog įvedinėti iš klaviatūros atskiras sąrašo elementus, bet tam reikia naudoti funkciją, kuri vadinasi append, prijungimas gale. Aš šitą pademonstruosiu gyvai veikimą. 5 eilutė mes apibrėžiam sąrašą, kuris pradžioje yra tuščias, o čia yra tuščias sąrašas,
O paskui for cikle mes įvedinėjam kažkiek tai skaičių. Čia šeštoje eilutėje pasako, kiek bus skaičių, aš, pavyzdžiui, parašysiu 5. Nu ir toliau pačiam for cikle prašo įvedinėti tos skaičius. Pirmą reikia įvesti kažkokį skaičių, pavyzdžiui, rašau 12. Taip. Tas 12 paskui nukeliaus į 9 eilutę ir čia jis bus prijungtas prie mūsų šito iš pat pradžių tuščio sąrašo. Taigi mūsų sąrašas jau turės vieną elementą 12. Toliau aš rašau, pavyzdžiui, 3. Dar toliau rašau 4. Minus 2. 0 koks nors ir dabar, kadangi reikia įvesti 5 skaičius, tai šiuo atveju pas mus ir gavosi sąrašas 12, 3, 4, minus 2 ir 0. Kaip matom, nesudėtingai naudoti su šitą funkciją append ir gana paprasta, tik tai jeigu ją naudojam, tai kaip mes rašom kintamai sar9, taškas taip ir kviečiam funkciją append. 12 pavyzdys, čia labai panašiai jau mes turėjom tekstinę eilutę ir galėjom padalinti paraidžiui po vieną simbolį ir gauti sąrašą. Dar yra funkcija, kuri dirba su tekstinėm eilutėm, kuri vadinasi split. Ir ji leidžia paimti ir pagaminti iš tekstinės eilutės, išimti atskirus žodžius. Jeigu mes čia parašom split ir be jokių argumentų, tai čia pas mus sąrašas, kurį mes čia gausim, bus 1, 2, 3 ir 4 praktiškai, toks jeigu aš paleisiu. Nu, dar čia pas mus dar vienas pavyzdys, vardas ir skaičiai, Petras ir čia kažkokie skaičiai, gal čia kažkokie atlyginimai, pavyzdžiui, Petro. Ir mes šiuo atveju irgi naudojam funkciją split, tik tai šiuo atveju mes sakom, kad skiriklis tarp žodžių bus kabliataškis, taip. Ir dabar antras tas sąrašas, vardas ir skaičiai pas mus tapo koksai, tiesiog bus Petras, paskui 155, 1354 ir taip toliau. Čia labai patogus būdas padalinti kažkokią tekstinę eilutę į atskirą sąrašą elementus. Taip. Nu ir paskutinis 12 turbūt pavyzdys, tai būtų vėl komponavimas, bet jis vadintųsi sąlyginis komponavimas. Tarkim, turim štai tokį sąrašą ir norim sudaryti dar vieną sąrašą iš šito sąrašo, įtraukiant į jį tik tai tuos skaičius, kurie yra didesni už 10. Kaip galima šitą padaryti? Labai paprastai. Mes galim naudoti komponavimą, rašom čia sk, for, sk, in, skaičiai. Tai čia reiškia imsim elementus iš šito sąrašą. Ir kokius elementus? If sk daugiau už 10. Jeigu sk daugiau už 10, tai tik tai tuos ir imsim. Tai dabar, jeigu pasižiūrėti, kokie čia yra daugiau už 10, čia 12 ir 17. Čia pas mus atspausdino šitą taip. Galima sudėtingesnės parašyti sąlygą, pavyzdžiui, norim atrinkti visus elementus tarp 0 ir 5. Kaip mes šitą galim padaryti? Tiesiog rašom sk, for sk in skaičiai ir čia sk tarp 0 ir 5. Daugiau negu 0 ir mažiau negu 5, taip, švelnytė nelygybė, taip. Nu, jeigu paleisim, tai čia matom, kad iš viso šito sąrašo kas tik 0, 1, 5 ir 4 šitai nelygybė. Štai čia būtų turbūt viskas, nebent galima interaktyviai sukurti iš karto kokį nors sąrašą, taip. Tarkim, aš sukuriu sąrašą štai taip. Čia mums reikia taip pervesti į anglų kalbą ir štai čia komponavimą, pavyzdžiui, padarykim štai kokį. Mes paimkim visus skaičius x, tokius, x yra in range 10, kaip čia jau parašyta. Ir kokius, pavyzdžiui, if x procentai
kiek 2 lygu 0. Ką mes čia atrinksim? Mes šiuo atveju atrinktume visus skaičius tarp 0 iki 9 imtinai, kurie dalys iš 2. Tai čia yra lyginius. Taip, galim pasižiūrėti, o čia 0, 2, 4, 6, 8. Taip, matot, kaip paprasta su viena eilutė programos mes atrinkam čia reikalingus skaičius. Čia galime ir patys atrinkti šitoje vietoje tokius skaičius, nes čia jie nedideli. Bet jeigu mes turėtume šiek tiek sudėtingesnį, pavyzdžiui, rėžį ten ir čia būtų, pavyzdžiui, nuo 100 iki 1000, taip, ir atrinkinėtume visus skaičius, kurie, dalyjasi, pavyzdžiui, iš 99. Taip, kokie čia skaičiai būtų. Čia mes atrinkam 198, 297 ir paskutinė yra 990. Matot, irgi akimirksniu atrinkam iš didelio kiekio skaičiaus tinkamus mums. Gerai, šitam filmukui užteks. Kitam filmukui mes pasižiūrėsim, grįšim prie grafikų. Ir atitinkamai ten mums jau bus žinoma, kas yra sąrašas ir kaip tie sąrašai gali būti panaudojami piešiant vienos arba kitus grafikus. Kol kas ačiū už dėmesį.